Leisk savo norėti pasakyti, kas tavo širdyje. Leisk savo pasielgti taip, kaip tu nori, o ne aplinka. Leisk savo tylėti, jei tu tik to nori. Leisk savo užsakyti žmogui taip, kaip tu jautiesi dabar. Leisk savo patirti, kas yra realu. Gyvename socialinėje sistemoje, kurioje pilna etiketo, bendravimo, elgesio ir kitokių taisyklių. Įsisukame, prisitaikome, apgalvojame ir nustumėme savo tikrosius jausmus, galvodami apie kitus. Susitapatiname su priimtais stereotipais, kad nesujudintume vandenyno. Ir taip susiliejame su aplinka, kad pamirštame, kaip mokėjome plaukti per bangas. Ramybė mums tampa svarbiausia. Atsisakome jausti stipriau nei pajėgiame ir uždarę duris pasiliekame su savo jausmais be kitų. Taip darydami klaidas ir toliau su žmonėmis. Fokusuojamės į tikslus, savo gyvenimo kūrimą ir apsistatome save prabangą, kuri iškelia mus virš mūsų padarytų klaidų. Iš tikrųjų, mes pasiilgstame to, kas paprasta ir gražu. Mes pasiilgstame žmogiškumo. Mes pasiilgstame meilės ir artumo. Norime, kad būtume išgirsti su savo perspektyvomis ir gyvenimo išmintimi. Mes norime mylėti, kas yra aplink mus ir turėti ryšį su tuo, kas mums tikrai rūpi. Mes norime savo leisti norėti, kad ir atrodo nepasiekiama nuo ten, kur žiūrime dabar. Nors tai suprantame protu, mūsų širdis bijo. Bijo žodžio ne. Bijo, kad norimas ryšys neišsivystys, nes taip jau buvo praeityje. Bendraudami mes prisiemame atsakomybę už kitų mintis ir taip apsisaugodami save mes uždedame savo tikriesiems jausmams blokus, tapdami tik dar viena žuvimi kitų žuvų virtinėje, toje mūsų socialinėje sistemoje. Kodėl kalbu apie mus? Nes mes visi panašus. Neskiriant mūsų pagal lytį, rasę, kultūrą, išsilavinimą, finansinę padėtį ir kitus statusus, mes esame žmonės. Mes visi turime jausmus. Tik protas atrūšiuoja juos mums pagal loginius vektorius. Sutvarko mūsų galvas taip, kaip mes susitvarkome savo namus. Padėdami daiktus į savo vietas, mes jaučiamės komfortiškai ramus ir turintis balansą. Tik ar tai darydami nesigauna, kad kuriame vartus į iliuzijų pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus, veiksmas, jausmas turi savo trumpuosius pavadinimus. Tada perkame daiktus, kurie suteikia mums trūkstamus jausmus ir užpildo mūsų žmogiškojo ryšio įtrūkimus, taip gyvendami savo pačių aprašytuose mituose. Aš trokštu tikrumo, aš trokštu blogų ir gerų jausmų patyrimo, kurie padėtų man išlaikyti tuo, kuo esu iš tikrųjų. Aš priimu kiekvieną padarytą klaidą kaip pasibeldimą į mano jausmų duris, kurias atidarius, aš galiu išvysti laukiantį žmogų. Aš to pilna meilės širdimi žmogau noriu. Būkime tame tikrume drauge, kad ir kaip baisu gali pasirodyti. Aš esu tikra, aš esu čia šalia. Aš pasitikiu tavimi, kad kai tu to norėsi, iš tikrųjų, atsistosi šalia, kur esame tikri savo jausmuose.